Sveiki, jūs žiūrite pirmalaikių Lietuvos Respublikos Seimo nario rinkimų vienmandatėje Raseinių Kėdainių apygardoje debatus, kuriuos organizuoja Vyriausioji rinkimų komisija, ir šiuose debatuose dalyvauja į antrąjį turą patekę kandidatai Andrius Bautronis su 30,46% iš Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų. Sveiki, gyvi. Labadiena. Taip pat Matas Skamarakas 20,42% iš Lietuvos socialdemokratų partijos. Sveiki, gyvi. Labadiena. Pradėkim nuo pirmojo klausimo. Prieš jį primenu, kad 2 minutės turite atsakymui, minutę turite replikai, jeigu jos norite. Andriau, pradėkime nuo jūsų. Kaip vertinate pirmojo turo rezultatus ir kas juos lėmė? Vertinu gerai, kadangi įvertinus esamą situaciją, vasaros pati pabaiga, žmonių užimtumas, tai aktyvumas nebuvo labai didelis, nors tikrai labai kvietėm ir skatinom, kad kuo daugiau gyventojų ateitų į rinkimus. Ir tikrai vertinu šį rezultatą puikiai ir tikrai labai noriu padėkoti už tai, kad esate mano komanda, esate mano palaikytojai, dalyvaujate, išreiškite nuomonę, pasisakote ir lauksiu jūsų palaikymo antrame ture, kadangi, kaip matome, buvę politiniai oponentai vienijasi, telkėsi ir net nebijoju, kad galbūt finišo tiesioje bus kova vienas prieš visus. Tad jūsų palaikymo, jūsų atėjimo, jūsų paraginimo, savo draugų, pažįstamų, artimųjų ateiti ir palaikyti mano kandidatūrą bus labai svarbi. Taip, Matai, kaip jūs vertinat, kas lėmė tos rezultatus? Labadiena, gerbiami Raseinių Kėdainių krašto gyventojai. Labadiena, transliaciją žiūrintis žiūrovai. Rezultatus vertinu tikrai labai gerai. Kaip ir minėjau pirmoje laidoje, jaučiau iš tikrųjų didžiulį gyventojų palaikymą, dėl to kandidatavau į Lietuvos Respublikos Seimą. Ir iš tiesų rezultatas yra, manau, kad tikrai gana puikus, kadangi pirmajame ture dalyvavo 5 kandidatai, kurie yra kairiųjų pažiūrų ir tikrai patyrę politikai, buvę merai, buvę Seimo nariai. Iš tiesų tikrai esu dėkingas Jums, kad Jūs manim pasitikite, matote mano darbus padarytus. Ir žinoma, tikiuosi, kad antrajame ture ateisite mane palaikyti ir žinoma džiaugiuosi, kad tiek koalicijos partneriai, tiek buvę kandidatai vertina visą darbą, jau ne vienerius metus dirbome kartu, vertina mane kaip žmogų, žino, koks esu, dėl to ir palaiko. Tai tikiuosi, kad Jūs ateisite, nuo Jūsų aktyvumų priklausys ir galutiniai rezultatai. Tai rugsėjo 17 dieną kviečiu palaikyti mane, Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatą Matą Skamaraką, antrajame rinkimų ture. Ar turėsim replikų? Važiuojam toliau. Kokias apygardos problemas galima ir kaip galima išspręsti šios kadencijos Seime? Andriu. Taigi tikrai šios kadencijos Seimui darbo liko ne tik ir daug, realiai metai laiko, todėl prirašyti į programas tai, kas galbūt bus neįmanoma, tai būtų akiplėšiška. Problemos labai aiškios. Vasaros laikotarpiu aš su komanda vykdžiau apklausą Raseinių Kėdainių apygardoje, išanalizavome esamą situaciją, esamą problematiką ir aiškiai gyventojai suvardino, kur mato didžiausias problemas. Tai yra biurokratija, kelių ir tiltų renovacijos ir be abejo eilių mažinimas ligoninėse bei poliklinikose. Visą tai įmanoma padaryti dar per šiuos likusius metus ir šios problemos yra pačios aktualiausios, pačios reikšmingiausios mūsų šioje apygardoje, apie kurią mes kalbame, Raseinių Kėdainių. Be abejo, šalia išvardintų problemų mes turėtume spręsti dar eilę kitų, galbūt šiek tiek mažesnių, šiek tiek didesnių, bet reiktų labai aiškiai įsivardinti, kad likus metams laiko turi būti labai konkretus, aiškus tikslai, uždaviniai, kas bus įgyvendinta per šiuos metus. Taip, Matai? Yra iš tiesų gana nemažai problemų. Sakykime, pirmiausiai, tai žinoma, mūsų gyventojai, mūsų rajone, bent jau Raseiniuose, gyvena apie 66% gyventojų kaimiškose vietovėse, o 34 mieste, tai Raseiniuose ir Ariogaloje. Tai iš tikrųjų žmonėms, kurie gyvena kaimiškose vietovėse, yra aktualūs kelių klausimai, juos reikia spręsti ir be abejonės tą darysime. Savivaldybė yra parašiusi raštą Lietuvos savivaldybių asociacijai, kad asociacija kreiptųsi į Finansų ministeriją, kad būtų padidintos lėšos 20
2024-2025 metams, nes jos šiuo metu yra apie 20 milijonų mažesnis negu buvo prieš tai. Na, jeigu būtų padidintus, tai iš tikrųjų pajudėtų tam tikri projektai ir be abejonės būtų išasfaltuoti ir keliai ir taip toliau. Na ir žinoma, reikia žiūrėti į tam tikrus objektus. Dabar yra statomas Raseinių kūno kultūros ir sporto centro stadionas, tai reikėtų biudžete prašyti lėšų, kad galėtume pabaigti tam tikrus objektus, kaip Raseinių kūno kultūros ir sporto centro stadioną, pradėti Riogalos gimnazijos sporto salės statybas. Na ir jeigu būtų paskirta didesnis finansavimas, tai nuimtume tam tikrus sunkumus, kadangi šiuo metu dar nėra baigiamas statyti Raseinių kūno kultūros centras. Ar turim repliką? Kaip apskritai toks globalesnis klausimas turi atrodyti savivaldos ir centrinės valdžios galių balansas? Koks jis būtų idealus, Andriau? Na, aš manau, kad galbūt ne mums čia diskutuoti, koks galėtų būti tas balansas, nes mes per metus laiko būdami Seime tikrai galbūt jau nepakeisime tai, kas yra nusistovėjusios taisyklės tvarkos apribotos įstatymais, bet ką aš pažadu, kad šiuo metu kandidatas ir jeigu tikrai gyventojai pasitikėtų manimi ir patikėtų Seimo nario mandatą, aktyviai dirbti su abiejų savivaldybių merais, tarybų nariais, administracijos darbuotojais ir vadovais, kad būtų sprendžiamos tų rajonų problemos, kalbu apie Raseinius Kėdainius, nes labai svarbu Seimo nario darbas su savivalda, su meru, administracijos direktoriumi, administracijos darbuotojais, tarybos nariais, seniūnais, seniūnaičiais, vietos bendruomenių gyventojais, tam, kad tas visas problemas sukonsoliduoti ir perteikti tenais, kur jos yra sprendžiamos ir jas galima įspręsti. Todėl galiu pažadėti aktyvų bendarbiavimą, darbą, konsolidavimąsi dėl bendrų Raseinių ir Kėdainių savivaldybių tikslų. Matai, kaip jūs matote idealų savivaldos ir centrinės valdžios galių balansą? Na, aš manau, kad mes, kaip gerbiamas kandidatas Andrius Bautronis sakė, pradės dirbti su merais abiejais ir tai mes jau ir dabar dirbame ir bendradarbiavome tiek su Kėdainių savivaldybė. Tai šiuo metu esame pasitvirtinę savivaldybės tarybų sprendimą, kad bendradarbiausime nuo 24 metų su bendruomenėmis, kad sieksime bendrystės, kad dalinsimės gerąją patirtimį. Kėdainių savivaldybė Kėdainių bendruomenės yra pažengusios verslumų srityse, tai kalbant apie mūsų, sakykime, Šiluvą, kur dabar yra, atsidarys apie Lyduvėnus, kur atsidarys geležinkelio tiltas ir prieigos bus atviros, tai tenais irgi reikia galvoti apie verslumų skatinimą, tai be abejonės bendradarbiaujant tarp savivaldybių, kartu ir, sakykime, ir su merais dėl tam tikrų sprendimų, kurie yra aktualūs savivaldai, kad teiktume pasiūlymus, atstovautume savivaldą, tai aš manau, kad bendradarbiausiu glaudžiai. Replika? Na jo, ką gerbiamas vicemeras įvardino, tai tos problematikos daugiau sprendžiamos galbūt savivaldos rytyje, ką jie labai puikiai ir daro. Bet reiktų įvardinti, kad Seimo nario, vienas iš didžiausių uždavinių tai yra investicijos, infrastruktūriniai klausimai, kurie būtų sprendžiami Vilniuje, o pridėtinę naudą gautų Raseinių ir Kėdainių gyventojai. Norite atsakyti? Rudens sesija Seimo, ją jau ir pateksit prasidėjusią, jeigu keliausit į Seimą, kokius svarbiausius klausimus tos rudens sesijos matot, Andriau? Svarbiausias klausimas man kaip vienmandatininkui, tai be abejo būtų, jeigu rajono gyventojai tiek Kėdainių, tiek Raseinių pasitikėtų manimi, tai yra 24 metų biudžetas. Ir biudžetas turėtų būti labai aiškus, augantis tiek Raseinių kraštui, tiek Kėdainių kraštui. Nes tai yra pagrindinis valstybės dokumentas priimant 24 metų biudžetą, nuo kurio atliepia ir savivaldybių gyvenimas, bendruomenių gyvenimas, įstaigų, įmonių gyvenimas. Tai čia dėsiu didžiausias pastangas, kad per finansinę naudą didžiausią naudą gautų Raseinių rajono savivaldybė ir Kėdainių savivaldybė. Tai yra didžiausi uždaviniai, nes tik tais gavus tinkamą, reikalingą ir didesnį finansavimą būtų galima išjudinti tam tikras problematikas, apie kurias mes ir kalbame.
Kokius jūs matote svarbiausius rudensinius klausimus? Aš taipogi pasakysiu, kad svarbiausias yra biudžeto formavimas ir reikia numatyti kiek įmanoma daugiau lėšų jau anksčiau minėtiems objektams. Ar norit replikuoti? Važiuojam tada prie kito klausimo. Mokesčių reforma yra vienas iš šios kadencijos pažadų turbūt likusių. Kaip jinai turi atrodyti, jūsų nuomonė, į ką turi būti orientuota valstybės mokestinė politika apskritai? Andriau. Na jo, mes jau apie mokestinę politiką kalbėjome keliuose debatuose, tai aiškiai varnu, kad taip. Tai yra įstatymas, tai yra projektas, tai yra idėja, kurią reikia įgyvendinti, tačiau nereikia jos įgyvendinti buldozeriu, nereikia jos įgyvendinti vienašališkai. Kai kurie oponentai kalba, jog tikrai stabdyti, tikrai neįgyvendinti, tikrai nepriimti. Tai aš noriu pasikartoti, jog aiškiai varnu ir Europos komisaras gerbiamas Sinkevičius, jog jei Lietuva neįgyvendina mokestinės reformos, nepasileidžia europinės lėšos, RRF lėšos ir tikrai stoja daugelis projektų. Todėl aš tikrai, būdamas Seimo nariu, kviesiu dar kartelį visas socialinės grupės, kurios yra įtraukiamos į mokestinę reformą, kad aiškiai sakytų savo problematiką, kad priimant mokesčių reformos įstatymą būtų atsižvelgta į visas suinteresuotas grupės, kad tai būtų ne buldozerio, kaip minėjau, ne vienšališkų sprendimų priimta, bet bendrų sutarimų priimtas bendras sprendimas, nueita į Seimo posėdžių salę ir priimtas dokumentas. Matai, kaip jūs matot idealią valstybės mokestinę politiką? Kaip turi atrodyti mokesčių reforma? Aš manau, kad šitai mokesčių reformai, kuri yra teikiama dabar, mes tikrai negalime pritarti, kadangi jinai bandoma stumti buldozeriu. Šiuo metu netgi kai kurie koalicijos partneriai nepritarė šitai reformai. Na ir mano manimu, kad tokiu metu, kuomet, sakykime, prie šitokios infliacijos, kada sunkėja žmonių pragyvenimo lygis ir taip toliau didinti mokesčius ir, sakykime, kad ir panaikinti verslo liudijimus vienos dienos, kad žmonės, jeigu nori išsimti, tai yra tikrai netinkama ir aš tikrai šitai reformai šiuo metu nepritarsiu. O tai, kad jinai vėluojanti ir kad Finansų ministerija susitarė būtent per mokesčių didinimą, tai aš galvoju, kad kai kas turėtų prisimti ir atsakomybę. Replikų bus? Keliaujam toliau. Kaip apskritai projektuojat savo politinę karjerą, ką per ją norėtumėt pasiekti, tiek kalbant apie postus, tiek apie projektus? Andriau. Apie darbinius projektus aš jau užsiminiau, kuomet kalbėjau apie problematikas Raseinių Kėdainių savivaldybių teritorijose. O kadangi esu kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo laisvą poziciją, tai mano siekimybė dalyvaujančiuose rinkimuose ir tapti Lietuvos Respublikos Seimo nariu. Apie visą politinę karjerą. Žinot, man labai patinka karjeroje ir gyvenime žengti žingsnį po žingsnio. Tai realiai, jeigu sėkmingai įvyktų šie rinkimai, kitų debatų metu, manau, būtų galima kalbėti apie kitus žingsnius. Gerai, Matai, koks jūsų politinės karjeros projektas? Iš tiesų, niekada aš neturėjau jokio politinės karjeros projektų. Atėjau į savivaldybės tarybą, pradėjau dirbti, žmonės įvertino mano darbą, ir toliau atsakingai dirbu, o nuo mano darbo rezultatų ir priklausys mano ateities, sakykime, karjeros galimybės. Replika? Keliaujam toliau. Kaip vertinat savo šansus antrajame ture, nuo ko jie priklausys? Be abejo, kad jie priklausys nuo gyventojų pasirinkimo. Tai čia manau, kad aš kaip kandidatas tikrai daug bendraujantis, daug važiuojantis, daug kalbantis, išklausantis, sprendžiantis. Tai tiesiog įvertinę gyventojai, šiuo atveju 2 kandidatus, tikrai turėtų pasirinkimą, kuris jų manimų yra geresnis, kuris turi realesnius šansus padaryti daugiau darbų Raseinių Kėdainių kraštui, įvertinant tai, kad vienas iš mūsų automatiškai, kadangi politinė situacija greičiausiai nebepasikeis likusius metus, tai vienas iš mūsų turi teisę dirbti pozicijoje, kitas turi be abejo, kad galimybę dirbti opozicijoje, tai reikėtų gyventojams įvertinti, kokį jie norėtų turėti Seimo narį, ar tai iš pozicijos, ar tai iš opozicijos, nes nuo to priklauso pridėtinė vertė Raseinių kraštui, Kėdainių kraštui. Prisiminkime savivaldos debatus, kuomet tikrai gerbiamas Arvydas Nekrošius įvardijo, jog yra dideli skirtumai, kuomet Seimo narys dirba pozicijoje ir opozicijoje.
vienas iš pasirinkimo momentų buvo, bent jau per debatus įvardijo dabartinis Raseinių savivaldybės meras, kad jisai dalyvauja rinkimuose į savivaldą, nes būdamas opozicijoje tikrai negali gyveninti tam tikrų idėjų. Tai reikėtų nebijoti gyventojams įsivardinti vis dėlto. Tai ko mums, jums ir visam kraštui, tiek Raseinių, tiek Kėdainių reikia. Ar Seimo nario opozicijoje, ar Seimo nario pozicijoje. Nes nuo to priklausys darbai, finansavimas ir galimybės mūsų kraštui. Matai, kaip jūs vertinat savo šansus antrajame ture, nuo ko jie priklauso? Na tai aš manau, kad pirmiausiai tai priklauso nuo gyventojų aktyvumo. Jeigu gyventojai tikrai ateis, nes dauguma žmonių mane žino ir pažįsta, esu ne tas politikas, kuris labai daug kalba, esu tas politikas, kuris klausosi, ką žmonės kalba, ieško sprendimų diskusijose. Na ir žinoma, aš tikiuosi, kad turiu ne vieną patirtį ir dirbdamas ir savivaldybės tarybos nariu, kuomet buvau opozicijoje, bet mes iš tiesų radome tam tikrus sprendimus, kur pagerinti, kad ir Ariogalos gimnazijos, Ariogalos sporto centro salės sutvarkymas, tai būnant man opozicijoje, pavyko įtikinti tuometinį merą Algirdą Gricių, kad būtų skiriamos lėšos šios salės remontui. Taip pat ir kitų daug darbų yra padaryta, kur argumentuotai įrodyta ir aš manau, kad tiek dirbant opozicijoje galima tikrai pasiekti gerų rezultatų. Ar turit repliką? Tada važiuojam prie paskutinio mūsų klausimo ir paskutinio jūsų žodžio rinkėjams prieš rinkimų dieną. Jisai gali būti ilgas, mes turim jums užtikrinti galimybę, jeigu norit pasakyti po 15 minučių, dabar turim šiek tiek mažiau, tai galite išsiplėsti, baigdami debatus. Andriau. Taigi, brangus Raseinių Kėdainių krašto gyventojai. Dar kartelį norėdamas padėkoti Jums už Jūsų palaikymą pirmame ture. Noriu prašyti Jūsų palaikymo, Jūsų artimųjų draugų, giminaičių, pažįstamų palaikymo antrame rinkimų ture. Man jis bus tikrai labai reikalingas, labai svarbus. Aš manau, jog tai bus rinkimai už kiekvieną balsą, už kiekvieną Jūsų pasisakymą, už kiekvieną Jūsų nuomonės išreiškimą. Todėl kviečiu drąsiai nebijoti. Pasitikėti manimi, drąsiai ateiti, balsuoti ir žinoti bei tikėti, kad esu kandidatas, kuris tikrai tinkamai atstovausiu jūs, jūsų interesus, jūsų krašto interesus Lietuvos Respublikos Seime. Kaip ir paminėjau prieš tai diskusijoje, valdančioji dauguma greičiausiai nebepasikeis, todėl patikėję man mandatą dirbant Seime, būčiau Seimo narys, dirbantis valdančiojo daugumoje, tikrai turėdamas galimybę aktyviai dirbti su Seimo nariais, su ministrais, su ministrų patarėjais, padėjėjais, viceministrais, sprendžiant problemas, kurios yra labai aktualios tiek Raseinių, tiek Kėdainių kraštui. Kaip bebūtų, bet iš opozicijos ne visuomet galima išspręsti daugelį problemų, o tuo pačiu metu, kuomet lieka tik tais metai, tuo labiau. Plius, mano darbinė patirtis būnant meru tikrai yra įdirbis didelis, atsakingas ir manau, kad bus lengva, dirbant man Seimo nariu, jeigu pasikviesite manimi, sprendžiant problemas jau su ministrais, su ministrų ratu, nes tas įdirbis tikrai atliktas dirbant meru. Tad ačiū Jums ir lauksiu Jūsų palaikymo, pasitikėjimo antrame rinkimų ture. Matai, Jūsų paskutinis žodis prieš rinkimus. Tai tikrai noriu dar kartą padėkoti Raseinių Kėdainių krašto gyventojams už palaikymą ir labai Jūsų visų prašau, nesvarbu, kurį ar mane, ar Andrių, gerbiam Andrių, palaikytumėt, bet svarbiausia, kad Jūs visi ateitumėte atlikti pilietinę pareigą ir rugsėjo 17 dieną sudalyvautumėte rinkimuose ir išreikštumėte savo nuomonę. Ir prieš reiškiant savo nuomonę, Jums reikėtų savęs paklausti, ar Jūs esate patenkinti dabartinis valdančiosios daugumos sprendimais ir užduotų tonu, ar Jums tikrai yra svarbu civilinis sąjungos įstatymas, narkotikų dekriminalizavimo įstatymas, aš jiems nepritariu.
Ir žinoma, aš būčiau 13 frakcijos narys, pastiprinantis opoziciją. Ką tai reikštų? Tai reikštų, kad šitie įstatymai, ko gero, nebūtų pateikti. Tai noriu Jums padėkoti ir dar kartą kviečiu atlikti pilietinę pareigą. Gal repliką dar turėsim? Gerų rinkimų. Gerai, ačiū labai abiem kandidatam. Pakartotinis balsavimas rugsėjo 17 dieną Raseinių Kėdainių apygardoje. Kviečiame ateiti į rinkimus ir ačiū, kad žiūrėjote.